Hello and welcome, sveiki atvykę į mano kanalą. Ir šiame šeštadienio video noriu truputėlį pakalbėti apie įvairias mokymosi patirtis ir tuo pačiu pakviesti ir jūs komentaruose pasidalinti, nes gal ir kitiems bus įdomu, gal jūsų patirtis kažką įkvėps, kažką padrąsins, galbūt kažką privers pasijusti kartu ar ne, toj pačioj valtyje, toj pačioj mokymosi kelioniai. Tai norėsiu pakviesti ir jūs komentaruose, nepabijoti, drąsiai parašyti, kaip jums sekasi mokytis, kaip jums sekėsi mokytis, kokiegi iššūkiai, kokios sėkmės ar nesėkmės jūs lydėjo. Taigi, šis trumpas video taip pat bus truputėlį apie tai, kokia yra mano pačios galbūt mokymosi patirtis, kokių atsiliepimų arba istorijų aš sulaukiu iš besimokančių, kurie mokosi su manim. Taigi, truputėlį pakalbėsime apie tai. O kaip visada, viena minutėlė skirta kaip reklamai mano kursam, o kadangi kursai jau prasidėjo rugsėjo 9 dieną, jau pirmoji savaitė eina į pabaigą ir nors dar techniškai prisijungti kaip ir galima ir tą vieną savaitę pasivyti veiklų, užduočių ir medžiagos kaip ir įmanoma, ypač tiem, kurie yra užsispyrę, motyvuoti ir nusiteikę intensyviai mokytis, bet kartais, būtent apie tai, kai kalbėsim apie patirtis, taip pat užsiminsim, kartais yra gerai neforsuoti, nestresuoti, nestumti per greitai, per sunkiai ir per stipriai. Tai galima visada prisijungti prie kursų nuo kiekvieno mėnesio pradžios. Tai nebūtinai yra pirmoji mėnesio diena, priklausomai kaip išsidėlioja mūsų kursų savaitės, bet kadangi kiekvienas mėnuo yra šiek tiek atskiras, šiek tiek atskiros temos, atskiros gramatinės temos, tai tarkim, jeigu nespėjate prisijungti nuo rugsėjo, galima prisijungti nuo spalio. Jeigu nespėjate nuo spalio, galima prisijungti nuo lapkričio. Ir jeigu žiūrite šį video vėliau kažkada, ar ne, jau ne rudenį, tai bet kuriuo atveju mes atostogaujame gruodį, balandį ir rugpjūtį, kursai atostogauja, o visais kitais mėnesiais prie kursų prisijungti galima. O jei dar žiūrite tą dieną, kai video išėjo, ir jeigu labai norite, tai dar galima prisijungti ir prie rugsėjo kursų ir pabandyti prisivyti visus besimokančiuosius. Taigi, kviečiu ir keliaujame kalbėti apie mokymosi patirtis. Ir toks gilus atodusis. Jo, tai šitas video bus toksai truputėlį laisvesnis, truputėlį toksai pasidalinimas prisiminimais, pasidalinimas patirtimi ir vėlgi pasidalinkite ir jūs, žiūrėdami galbūt trumpai, galbūt ilgai, galbūt norėsite parašyti visą savo istoriją, kaip jums sekėsi mokytis arba sekasi mokytis. Ir iš tikrųjų kartais iš vienos pusės džiugu, kai matau, kai tos mokymosi patirtis yra geros, kai yra jos pozityvios, kai jos yra teigiamos ir truputėlį liūdna, kai žinai, kad žmogų mokymasis vargina, liūdina, kelia stresą ir daug yra įvairių patirčių, labai daug yra skirtingų žmonių ir vėlgi aš nesakau, kad kažkur kitur mokosi blogai, tikrai ne ir aš žinau, kad žmonės, kai kurie mokosi per kelis mokytojus, tarkim, kai kurie ateina pas mane mokytis, būna visokių situacijų, ar ne, tarkim, gal mokytojai nebedirba, gal lygis nesusidarė, lygiai taip pat pas mane kartais būna, kad lygis nesusidaro ir mano mokiniai keliauja pas mano kitas kolegas ar kolegės ir mokymosi ta sėkmė ar nesėkmė gal truputėlį priklauso, tarkim, nuo mokytojo, nes mokytojas yra tas reguliuotojas, kuris viską tarsi sureguliuoja, bet iš tiesų tas pats mokinys gali ir, tarkim, ir pas mane patirti nesėkmę dėl tam tikrų aplinkybių ir patirti sėkmę pas kitą mokytoją. Galbūt kartais netitinka, vėlgi, kartais netitinka kažkokie biolaukai, kartais netitinka mokymosi formos, kartais netitinka mokymosi stilius. Kartais tiesiog žmogui būna tokia situacija gyvenime, kai jam tikrai ne mokslas galvoja ir yra sunku skirti tam laiko, o kai negalima skirti laiko, tai automatiškai ar ne, nėra kažkokio ir rezultato. Tai kadangi mokymo patirtis būna įvairios ir teigiamos ir neigiamos, tai gal truputėlį aptarkim neigiamas patirtis,
ką aš, tarkim, sutinku, ką pasakoja mokiniai, mano pačios mokiniai arba mokiniai kartais ateinantis pas mane ir tada po to pakalbėsime apie teigiamas, ar ne? Tai ar visiems kilo sunkumai mokantis? Aš norėčiau pasakyti, kad mokymasis tai vis dėlto yra darbas, ne? Ir lygiai taip pat kaip darbe gali būti gera dirbti ir smagu dirbti, bet kartais būna sunkių dienų, kartais būna sunkių momentų, kartais būna kažkokios, tai vėlgi, kiekvienas mes, kai dirbame skirtingą darbą, tai galim suprasti skirtingai, ar ne? Būna kažkokie projektai, būna darbo dienos, būna susirinkimai, būna kažkokie tai bendri darbai ir būna visko. Lygiai taip pat būna ir su mokymuose. Kai kurios dienos, kai kurios užduotis būna labai lengvos, žodžiai būna įdomus, temos būna įdomios, gramatika būna lengva, viskas aišku, ar ne, ir tada mokymasis eina labai sklandžiai. Bet lygiai taip pat visose tuose dalykuose gali pasitaikyti kažkokių tai keblumų ir gramatika neaiški, žodžiai kažkokie tai sunkus stringa galvoj, nieko neišeina, neturiu laiko. Ir tie sunkumai mokantis dažnai mus nubaido, lygiai taip pat, tarkim, ir mane, ar ne, kai aš mokausi kažkokių tai kalbų, ir mus nubaido ir pasiekia tą sudėtingesnį periodą, kartais žmonės meta mokytis, ar ne, nes tarkim, gramatikos visai nebesuprantu, žodžiai visai nebeina įsiminti, tai yra labai negeras dalykas, tai aš noriu šitoj vietoj paraginti ir padrąsinti, kad jeigu šiuo metu, jeigu šią savaitę, jeigu šiomis dienomis jums mokytis yra sunku, jūs tarsi sustojot kažkokioj tai ar ne įkalniai ir galvojat, kad nieko nebesuprantat, nebėra laiko, nebėra noro, nebėra motyvacijos, tai žinokit, po savaitės gali būti, kad jūs jausitės visiškai kitaip. Ir kartais yra labai svarbu nepaleisti to mokymosi įsivažiavimo, ar ne, tos motyvacijos, nepaleisti tų turimų žinių, nes po to sugrįžti yra gana sunku. Iš tikrųjų, mano pačios patirtis, tai aš mokiausi, kai studijavau anglų kalbą, tai tuo pačiu dar mokiausi ir prancūzų kalbos ir mums prancūzų kalbos buvo labai daug. Mes turėjom, nežinau, kokias 6-7 paskaitas prancūzų kalbos per savaitę ir nuo visiško nulio per 4 studijų metus mes pasiekėme, nežinau, tikriausiai tai buvo B2 lygis. Įstojant mokytis, mums dar sakė, kad jūs galėsite dėstyti nežinau, gal ne pagrindiniai, bet pirmos pakopos iki 8 klasės ir prancūzų kalbą, bet po to keitėsi sistema, keitėsi mokymo įstaigos statusas, tarkim taip, ir dingo ta mūsų prancūzų kalbos leidimai dėstyti, bet žinios tai buvo ir tuo metu aš labai džiaugiausi, tai buvo, aš galėjau susišnekėti, aš galėjau suprasti, aš galėjau rašyti, ar ne, tai buvo visiškai labai nuostabus, mes turėjom labai nuostabų dėstytoją prancūzų kalbos ir aš galėjau naudoti B2 lygiu, ne, bet situacija tokia, kad aš dirbau su anglų kalba ir aš prancūzų kalbos visiškai nenaudojau, visiškai. Nepaisant ten kažkokių kelių vienos kitos situacijos, kai aš truputėlį ten, tarkim, vertėjavau ar ne, prancūzam ir ten ta proga buvo pasikalbėti su jais arba kažkur kažką mačiau, kažkokį filmą arba kažkokią tai knygą buvau pasiėmus, bet iš esmės aš jos nenaudoju. Ir dabar, tarkim, aš turiu tą pačią patirtį, kokią jūs kartais patirėte, kai nustojat mokytis anglų kalbos ar ne. Tai aš suprantu, aš galiu skaityti, aš nebeatsimenu daug visų žodžių ir gramatikos, bet tarkim kažką tai rašyti arba kalbėti yra labai sudėtinga. Kai kurie sakiniai, kai kurios frazės, kai kurie žodžiai taip, bet pilnai komunikuoti, ne, man reikėtų labai daug atsigaminti. Ir grįžtant prie kalbos, ar ne, prie anglų kalbos mokymosi ar bet kokios kitos kalbos mokymosi, tai svarbu yra nepaleisti to momento. Nėra galutinio išmokimo momento, ar ne? Nėra tokio momento, kai mes jau pasakytume viskas, aš jau anglų kalbą išmokau. Aš dar neišmokau anglų kalbos. Nėra mokytojo, kuris pasakytų, kad viskas, aš jau išmokau anglų kalbą. Ne, mes tiesiog pasiekime tam tikrą lygį, kurio mums yra gana. Ir norint likti tame lygyje, reikia taip pat stengtis.
Ar ne? Jeigu jūs pasiekite tokį lygį, kokio jam reikia, jeigu jums reikia B1 ar B2 arba C1, jeigu jūs pasiekite tą lygį, bet nenaudosite kalbos, nedirbsite su ją, neatgaminsite savo žinių, nenaudosite žodyno, tiesiog turėsite, tai viskas pasimirš. Ne? Tai lygiai taip pat yra mokymosi procese, ar ne? Jeigu atėjo kažkokia sunki diena, sunki savaitė, sunku susijimti, tai nežinau, žinokite tai, kad negalima, kaip negalima, ne? Nereikėtų mesti tuo metu mokymasi, kad sunkumai yra įveikiami, sunkumai yra praeinami. Bet iš kitos pusės, sunkumai sunkumams nelygu, nes gyvenimas vis dėlto nutinka ir kartais mes turime didesnių problemų negu truputėlį ar netrūksta motyvacijos, ar truputėlį nėra nuotaikos, arba rudens lietus ir nuotaika dingo, nebenori mokytis, ar ne? Tai kartais gyvenime būna skirtingų dalykų ir didesnių problemų, darbo reikalų, šeimos reikalų, sveikatos problemų. Ir tada reikėtų vėlgi įsivertinti situaciją ir pagalvoti, ar tie sunkumai, ar tos problemos, jeigu tai yra svarbu, tai gal tada reikėtų paimti kažkokią tai pauzę, padaryti pauzę nuo anglų kalbos, nes vėlgi, jeigu mes turime kažkokių didelių ar ne problemų ir mes bandome mokytis, bet mums galvoj tuo metu ne žodžiai, ne tekstas skaitomas, ne klausomas tekstas, o tos šeimyninės arba darbinės problemos, tai ir jos trukdo mokytis, ar ne, jos užima didžiąją dalį mūsų minčių, didžiąją dalį mūsų galvojimų, tai tada reikėtų tikriausiai padaryti kažkokią pauzę mokymesi, išspręsti tas problemas, kažkaip praeiti pro tai ir nepamiršti grįžti. Kitas dalykas, kalbant apie neigiamas patirtis, tai yra mokymosi progresas. Nors progresas tai yra labai labai teigiamas dalykas, bet kalbos mokymasis yra toks dalykas, kad pamatuoti tą progresą yra gana sudėtinga. Taip, jeigu mes jau pasimokėme ten kelis mėnesius ir perėjome, ar ne, ten kelias sesijas perėjome iš vieno lygio į kitą lygį, jau mes tarsi pamatavome, ar ne, bet tai trunka, nežinau, kelis mėnesius, 2 mėnesius, 3 mėnesius, pusmetį, ar ne, žiūrint, koks jūsų yra tempas, kokia yra jūsų mokymosi forma, bet tam, kad išlaikyti motivaciją tuos 3 mėnesius, reikia pastangų. Labai retai būna, ar ne, jeigu jūs galvojate, vėlgi, jeigu jūs galvojate, kad yra žmonių, kuriem motivacija niekada nesibaigia, kurie tiesiog 3 mėnesius kaip ant sparnų praeina pro kursus kažkokius tai ar mokymą, labai retai tai būna, labai retai būna. Būna pasitaiko vienetai, kurie turi labai kažkokį tai tikslą, kurie labai nori išmokti, labai žino, dėl ko tai daro, bet gyvenimiškai ar ne, tai tas progresas yra gana sunkiai pamatomas, pamatuojamas ar ne, ir tokiu atveju aš patarčiau kiekvienam vienas dalykas. Jeigu mėgstate rašyti, rašykit kažkokį tai dienoraštį, ką šiandien išmokau, ką šiandien sužinojau. Tai labai padeda, nes tai parodo, kodėl jūs mokotės, ne? Tai parodo, kad jūs kažką tai išmokstate, jūs turite kažkokių tai žinių, jūs šiandien gavote kažkokių žinių, jūs šiandien išmokote tiek ir tiek žodžių, jūs šiandien išmokote sudaryti tokį sakinį arba kažkokią tai, ar ne, panaudoti gramatinę kažkokią tai formą. Mokymosi progreso tas pamatavimas yra labai svarbus, nes jūs žinote, kad jūs nesate vienoje vietoje, ar ne? Jūs žinote, kad jūs nesate kažkokioje kaip pelkėje, kur tiesiog ant vietos murkdomės ir nematom, kas toliau. Ne? Toliau kitas dalykas, kas kartais sukelia neigiamas patirtis, tai yra netinkami mokymosi būdai ir formos. Mokymosi būdų ir formų yra be galo daug, ar ne? Yra kas mokosi savarankiškai patys, yra kas lanko kursus, ar ne? Kursai internetu, kursai gyvai. Kursai internetu būna vėlgi visokie, galbūt jūs gaunate tik tai medžiagą, galbūt jūs jungiatės keletą kartų su mokytoju susitikti, ar ne, grupeliai, galbūt jūs, tarkim, kaip mano kursuose, kur yra mišrūs dalykai, ar ne, ir užduotis gaunate ir video, ir kartais su manim susitinkate. Yra, pavyzdžiui, kas mokosi individualiai, ar ne, su mokytoju ir tiesiog turi kažkokias savaitinės pamokas. Tai tų mokymosi būdų yra labai daug. Ir visi jie yra geri, tik jūs turit nuspręsti, ar jie jums yra tinkami.
Vėlgi apie tai galima kalbėti labai daug ir daug yra pliusų ir daug yra minusų kiekvienai tai mokymosi formai, ar ne? Mokantis savarankiškai, iš vienos pusės jūs galite išlaikyti savo tempą, jums yra lengviau prisitaikyti prie savo gyvenimo būdo, iš kitos pusės galbūt jums reikia kažkokio žmogaus, kuris padės jūs panaviguos, kad jūs eitumėte tą linkmę, kurią jums norisi eiti, kurią jums reikia eiti, iš kitos pusės galbūt reikia kartais, kad kažkas atsakytų į kažkokius klausimus jums kilančius, pataisytų jūs ir paragintų, patartų, ar ta linkmė einat, ar ne. Jeigu jūs mokotės individualiai su mokytoju, bet vėlgi aš čia labai tik tai abstrakčiai tuos pliusus ir minusus suvardinu, nes galima būtų šnekėti valandą. Tai jeigu jūs mokotės individualiai su mokytoju, vėlgi, iš vienos pusės tai yra gerai, nes jūs esate pagrindinis ar ne pamokos dalyvis, jums yra skiriamas visas laikas jūsų poreikiams, jūsų temai, jūsų spragoms, jeigu tai yra spragos, jūsų poreikiams, kur jūs norite nueiti su tomis pamokomis, ką jūs norite išmokti, ką jūs norite patobulinti. Iš kitos pusės jums reikia derintis prie mokytojo laiko, gal jums reikia susirasti mokytoją, kurio asmenybė jums tiktų ir norėtųsi su juo bendrauti ir komunikuoti ir mokytis, nes vėlgi visko būna, kartais būna, kad požiūriai skiriasi mokytojo ir mokinio, ar ne, ir galima diskutuoti įvairiom temom, prieiti prie aštresnių dalykų, gali būti, kad tarkim, ar ne, nesueina biolaukai, kad skiria įvairiausi dalykai, įvairiausių dalykų būna, ar ne. Kartais būna, tarkim, nepatinka tiesiog, ar ne, kažkokia vieta mokytojo, kaip čia pasakyti, nejaukiai jaučiatės, ar ne, tarkim, mokytojo namuose, arba nejaukiai jaučiatės kažkokioj patalpoj, kur jūs dirbat. Būna ir tokių dalykų, visiškai būna, tarkim, kartais būna, ar ne, kad mokytojas neturi kur dirbti ir dirba ne nuotoliniu būdu, dirba gyvai ir tarkim, nežinau, vaikai, pavyzdžiui, trukdo, arba mokinio vaikai trukdo. Vėlgi šitas irgi gali būti variantas, kad kartais būna pamokų, kai mokaisi, ar ne, bet nesi vienas patalpoje ir tiek vaikai blaško, arba gyvūnai blaško ir daug visokiausių būna dalykų. Toliau kitas dalykas, tai yra mokymasis kursas, ar ne, tiek nuotoliniu būdu, tiek, tarkim, mokantis gyvai grupėje. Tai vėlgi yra įvairiausių dalykų. Kartais būna, kad pliusas didesnis, kad jūs mokote su kitais žmonėm, jūs turite su kuo bendraujate su kitais žmonėm, jūs pamatot, kad jūs kartu turite kažkokių tai ar ne bendrų siekių, bendrų tikslų, bendrų norų kažką tai išmokti. Dar kitas variantas, kaip ir minusas, ne, mokantis grupėje, tai jūs jau nebesate tas pagrindinis mokinys, jau ne į vien jūs yra sutelkiamas visas dėmesys, jau ne į vien į jūsų poreikis, bet einama bendrai ar ne kažkokiu tempu. Ir šiaip mokymasis grupėje nelabai tinka, jeigu mes kalbam apie gyvai ar ne mokymasi, tai yra kukliem žmonėm, nes jūs turite mokantis kalbos, jūs turite kalbėti, ne? Ir jeigu mes turime, tarkim, didesnę grupę ir turim kuklų žmogų, kuris pats nepakalbės, nepasakys, jeigu mokytojas paklausia kažko ar ne, ir jūs kuklinsitės, tai bus blogai. Jūs turite nesikuklinti, jūs turite būti drąsesni, jūs turite išdrįsti, nes kitaip nebus, jūs negalėsite pasimti viso to, ar ne? Taigi, apibendrinant tą netinkamus mokymosi būdus ar formas, jūs turite įsivertinti, kas yra jums tinkamiausia, kas jums yra svarbu. Ar svarbu yra laikas, ar svarbu yra mokytojo asmenybė, ar svarbu yra, kaip jūs dirbate, ar svarbu yra, kaip jūs įtakoja, ar ne, tarkim, kiti mokiniai, kurie yra grupėje, ar ne, ar kaip jūs jaučiatės, jeigu kažkas mokosi geriau už jūs, kaip jūs jaučiatės, jeigu kažkas mokosi prasčiau už jūs, ar ne, nes kai kuriems žmonėms, kurios, tarkim, veža tasai, kad aš padarysiu, aš moku, aš žinau, tai jiem gerai mokytis grupėje, nes jie tada gauna tą tokį papildomą motivacijos dalyką, ar ne, ir jie pirmin gali keliauti. Tai va, tokios tarsi neigiamos patirtis, nors aš čia stengiausi kažkaip ir truputėlį nutemti jas ir į teigiamą pusę.
O teigiamos patirtys yra labai įdomios ir man labai patinka, kai mokiniai, kurie, tarkim, grįžta iš kelionės arba grįžta iš kažkokio tai įvykio ar ne, arba kažkokio išbandymo, konferencijos, pokalbio su užsieniečiu arba darbdaviu. Ir man labai patinka, kai parneša kažkokių tai gerų atsiliepimų, kad susikalbėjo, kad buvo gera, kad nebuvo baisu, kad buvo baisu, bet po to nebebuvo baisu, kad pamatė, kad gali, kad pamatė, kad supranta. Vėlgi visokių būna, ar ne, variantų. Būna, kad kaip tik pamato, kad nesupratau ir noriu dar daugiau, žinau, kad reikia daugiau, žinau, kad esu toje į tą pusę einant, į tą kryptimį, bet reikia kažko tai dar pasitaisyti ir papildomai padirbėti. Ir tas mokymosi proveržis iš tikrųjų, kai tu pamatai, kad tu jau žinai kažką, kad tu gali kažką pasakyti, kad tu įveikiai kažką, yra labai didelis motivatorius. Kalbant apie patirtis, tai viena iš mano mokinių, jinai labai, nes ne visada mes pastebime tai, kada jau mes, ar ne, žingsniukas, kada mes jau mokam daugiau. Tai man labai patiko vienos mano mokinės pasakojimas. Mano akimis, jeigu mes kažkas paklaustų, ką jau reiškia, kad aš moku, ar ne, nes nėra baigtinio mokymas, bet kai tu gali šnekėti negalvodamas galvoj, neversdamas galvoj, negalvodamas, kaip pasakyti kažką, ar ne, kai tavęs paklausia ir tu iš karto atsakai. Jeigu aš, pavyzdžiui, sakyčiau, how are you? Ir jūs sakytų, oh, I'm fine, ar ne, arba aš paklausiu, what's your name, koks vardas, ir kažkas automatiškai atsako, ar ne, nebereikia galvoti, kaip čia dabar aš turėčiau pasakyti, ar ne. Tai va, tai yra tas geras toksai, ar ne, tas žingsniukas, kad jau kažką moku. Ir viena mano mokinė, jinai papasakojo tokią istoriją, kad jį kasdien važiuodavo į darbą traukiniu ir vieną kartą stotyje prie užsienietis ir paklausė, kiek yra valandų. Ir jinai sakė, kad aš visiškai net negalvodama nei ko paklausė, nei kaip čia dabar atsakyti, tiesiog jam atsakiau. Tiesiog jis paklausė angliškai, aš angliškai atsakiau. Realiai, kai pagalvojom, tai laiko pasakymas tai yra toks mažas laiptelis, ar ne, tai nėra aukštas lygis, bet žmogui tai buvo toksai proveržio momentas, kai suprato, kad man nereikia pagalvoti ir aš galiu tiesiog atsakyti. Aš supratau be galvojimo papildomą ir aš atsakiau be galvojimo papildomą. Ir kai yra suprantamas tas momentas ir vis sunkiau mokantis, tie momentai labai praverčia. Ir tarkim, vėlgi, jeigu jūs galite tuos tokius momentus fiksuoti, kažką supratau, kažką išėjo pasakyti, kažką išėjo komunikuoti, kažką gerai padariau, jeigu jūs juos galite fiksuoti kažkur, sąsiuviny, raštu, faile, kompiuterį, tai labai padės jūsų motyvacijos palaikymui. Kitos teigiamos patirtis, pasitikėjimas savim. Šitą tai labai dažnai išgirstu iš kelionių grįžtančių, ar ne, iš po atostogų, kai sakoma, kad anksčiau nieko nesupratau, o dabar ir meniu galiu perskaityti ir beveik laisvai ir viskas aišku, ar ne, nereikia su telefonu išsiversti ir suprantu, ką aptarnaujantis personalas kalba ir viešbutyje viskas ten praėjo taip, kaip reikia ir taip toliau. Toliau kitus galima galbūt sutraukti vieną, tai yra žinios, ryšiai, bendravimas ir galimybės. Vėlgi, čia tikriausiai tai pareina su aukštesniu šiek tiek, jau nebe su A2 kokiais, bet kai jau turime B2 galbūt, ar ne, arba kas dirba su anglų kalba, galbūt C1, ir tu pamatai, kad tu turi galimybę sužinoti daugiau, surasti daugiau, bendrauti daugiau. Man labai patinka, kai žmonės naudoja anglų kalbą darbe ir turi kažkokių tai tarptautinių patirčių, galbūt tai kažkokie tai, tarkim, kas dirba mokyklos ar ne, mokykliniai projektai, galbūt tai kažkokia įmonė, kuri dirba su užsienio partneriais ir, tarkim, sulaukia užsienio partnerių svečiuose, galbūt tai ar ne, kažkas, kas yra susiję, kur darbe reikia naudoti anglų kalbą. Ir vėlgi labai patinka, kai
mokiniai papasakoja tokių gerų atsiliepimų, ar ne, kad buvo atvykę svečiai iš užsienio ir mes jiem aprodėm, ar ne, ir savo mokyklą, įmonę, darbovietę, nesvarbu, nes sulaukiu iš įvairių vietų, ar ne, tokių atsiliepimų mokinių. Ir jie tada pasakojo, kad mes viską patys galėjom papasakoti ir mums, tarkim, nereikėjo samdyti vertėjo, kaip išėjo, taip išėjo, truputėlį bijojom, bet bendrom pastangom ir mokinių pastangom, jeigu tai kažkoks mokyklinis projektas ar ne, arba yra kas pasakojo, kad darbo reikalai ir turėjo vykti užsienį ir vėlgi buvo baisu, nes ten kažkokia konferencija ir suprasti, ką sakysiu, ar suprasiu, o jeigu nesuprasiu. Ir po viso to, ar ne, kai grįžta ir džiaugiasi, kad buvo labai gera suprasti, ne, arba kartais pasidalina, kad mes sėdėjom, ar ne, prie stalo su kolegomis iš vienos ir iš kitos šalies. Ir kai žmogus pats jau geba vertinti, ne tai, kad vertinti anglų kalbą, bet suprasti ir pamatyti, kad, tarkim, su latviais labai lengvai susišnekėjau, labai panašiai kalba, labai panašios, tarkim, kažkokie netikslumai panašus, o kai buvo sunku susišnekėti, tarkim, su prancūzais, nes jie kažkaip kitaip šneka. Ir tokie labai maži pastebėjimai parodo, kiek tu jau žinai ir kiek tu jau moki ir vėlgi padidina labai labai motivaciją. Man labai iš tikrųjų patinka teigiamos patirtis arba patirtis, kurios leidžia mums pasimokyti, kaip įveikti kažkokį tai sunkumą arba kaip įveikti kažkokius tai sudėtingus momentus mūsų gyvenime, mūsų kalbos mokymosi patirtis. Taigi, tiek mano pasvarstymų, tiek mano patarimų. Labai labai laukiu jūsų komentarų. Labai kviečiu pasidalinti YouTube po video, kad pamatytų žmonės atėję, iš kur beateitų, ar ne, nes aš dalinuosi ir Discord'e savo serveryje, ir Facebook'e, ir Instagram'e, tai iš kur jūs beateitumėt. Jeigu turite kažkokią istoriją, kaip jums sekėsi, kada jūs pastebėjot, ar ne, tą savo proveržį, kada jūs pamatėt, kad jums pasisekė, o galbūt turit kažkokią istoriją, kai buvo baisu, ar ne, ir pavyko, o galbūt turit istoriją, kai buvo baisu ir nepavyko, ir mes galėtumėm galbūt kažkokį patarimą duoti visi tie, kurie skaitysime, ar ne, o gal norit pasidalinti savo ne vien tik tai sėkmėmis, bet ir nesėkmėmis, tai labai labai lauksime visokių komentarų, kad jums būtų drąsiau dalintis, kviečiu tai padaryti. O dabar linkiu gero ateinančio esamo savaitgalio, geros savaitės ir susitiksime kitose video. Ačiū, kad žiūrėjote.